Liaudės patarlė sako, iš vieno krūmo, bet ne vieno gerumo. Ir dar sako, gerumui nereikia užmokesčio, jis visada save pats apdovanoja. Minupių kaimo bendruomenė žmonės turi tradiciją rudenį iš laukų suvežus derlių, supylus jį į aruodus, surengti akciją Gerumo diena. Šios akcijos metu renkamos daržovės Kelmės samariečių labdaros valgyklai. Kaip pasakoja Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus pirmininkas Saulius Mockus, tokia parama labai reikalinga. Minupiai yra mūsų oficialūs partneriai. Mes su jais esam 2009 pasirašę oficialią rėmimo sutartį. Joje parašyta, kad minupiškiai samariečių labdaros valgyklą remia daržovėmis, o Kelmės samariečiai atveža įvairios labdaros kaimo žmonėms. Daugiau turim Liolių senelių globos namus, irgi mūsų toks oficialus jau rėmėjas, Pieninė Kelmės, Kerkasių žemės ūkio bendrovė, Liudo Dajaro įmonė iš Šaukėnų, Elgimantas Vaupšas, ūkininkas. Yra aišku ir pavienių žmonių, kurie sužino ir atneša likusius įvairius konservuotos daržovės ar morkų maišelį ar bulvių maišelį. Yra pavienių, bet nelabai daug. Na, be minupiškių paramos Kelmės samariečiams tikrai būtų labai sunku. Mes labai džiaugiamės ir didžiuojamės tokiais draugais. Tikrai jų labai kilnus kaimo, paprastas toks kaimo žmogaus požiūris, kartais toks kilnus, kur miesto gyventojas ne visada jį supranta. Geranoriškumas padėti vargstančiam yra užkoduotas mūsų sąmonėje, sako Saulius Mockus. Tačiau kasdienių darbų rūpesčių apsuptyje dažnai pamirštame dar mūsų senelių ir prosenelių tradicijas, nuėmus nuo laukų derlių juo pasidalinti. Kelmės samariečiai džiaugiasi labdaros valgyklai galėję įsigyti nerūdėjančio metalo skirto sąlyčiui su maisto produktais baldais, viryklę, šaldytuvu. Juos mums padovanojo mūsų seni draugai iš Bado Oldesloje, samariečiai. Jie jau nuo 91 metų lankosi Kelmėje. Iki šiol labdaros mūsų valgykla tai neša mums samariečiams nuostolius. Maitiname mes labdaringai, lankosi kažkur apie 50 žmonių. Vidurkis taip maždaug 40-50 per dieną pavalgydinam. Ir visą šitą pastatą ir maitinimą išlaiko Kelmės samariečiai. Tai yra ganėtinai didelė mums našta, o tikslas šitos dovanos yra toks, kad ateityje mes norim pradėti taip pat maitinimą ir komercinės, skirti dienos pietus visiems, kas to pageidaus. Bet šalia labdaringas maitinimas vis tiek išliks. Mes galvojam kažkiek tai susirinkti pinigėlių šito pastato, šitos valgyklos išlaikymą. Suprasdami tai mūsų partneriai, mūsų draugai ir skyrė šitos pinigus įsigyti naują įrangą ir baldams. Džiugino Kelmės samariečių spalio 14 dieną organizuota maisto banko akcija, kuri Kelmėje, kaip ir visoje Lietuvoje, pranoko net didžiausius organizatorių lūkesčius. Gerumo skatinami kelmiškiai aukojo makaronų, miltų, aliejaus, konservų ir kitų negendančių produktų. Tačiau labai svarbi Minupių kaimo bendruomenės parama. 5 metais tada perskaitėm straipsnį, kad yra jau tokia valgykla, kažkaip anksčiau nebuvo viešinama gal ar kaip. Ir perskaičiau straipsnį, kad labai graži valgykla ten atidaryta, viską, bet kažkaip tai mąsčiau, kad jūsų valgykla kad remia. Pasirodo, jūsų nieks neremia, kad jūs iš savo lėšomis, iš savo rėmėjų ieškotės. Kaip tik ruduo buvo, sakau, gal važiuojam, renkam tas daržovės. Darėm dar vieną akciją pavasarį. Tai buvo porą metų, kad darėm po 2 akcijas pavasarį ir rudenį. Tada sužinojome, kad pasirodo yra tokia pasaulinė kovos su skurdu diena. Ir būtent spalio 17, tai va mes 17 pradedam tą akciją ir va savaitę renkam. Tai jau šitiek metų, kai vyksta, tai jau nuo rugsėjo klausinė. Tai jau buvo, ar jau darai tą akciją, o šiemet, sakau, nieks neklausė. Tai nedarbą maišiuką jau įmetė pro duris, padėję. O dabar jau žmonės jau suprato, kad tikrai reikalingas dalykas, tai dabar visi jau neša tiek, kad nereikėtų pavasarį nešti. Šios akcijos organizatorė, Minupių kaimo bendruomenės pirmininkė Eurika Drungilienė, sako, jau kaip ir kasmet. Labdaros valgyklai surinkta bulvių, morkų, burokėlių, svogūnų, žirnių, konservuotų daržovių, obuolių. Ir tokią paramą labdaros valgyklai Minupių kaimo bendruomenės žmonės teikia jau nuo 2004. Šiais metais daržovės per Gerumo akcijos dieną Minupiuose paaukojo 20 šeimų. Prikrovę rudens gėrybių pilną autobusėlį, Kelmės samariečiai pakeliui į namus užsuka pas vieną stambiausių Kelmės rajono ūkininkų Algimantą Vaupšą.
Su Girniukų verslininkų samariečius jungia ne 1 metų draugystė. Negaliu nepasidalinti tuo, ko galiu, sako Algimantas Vaupšas, auginantis ir prekiaujantis daržovėmis. Rudens gėrybių labdaros valgyklai Kelmėje turėtų užtekti iki pavasario. Pakeliui į namus atsidūsta Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus pirmininkas Saulius Mockus. Rašytoja Vanda Juknaitė yra rašiusi, juk mažuose pasaulio kampeliuose maži žmonės darydami mažus gerus darbus pamažu keičia pasaulio veidą. O juk reikia labai nedaug, tik geranoriškumo.